Fadetė mylėjo savo vyrą ir niekada negalvojo, kad ji, kaip daugelis kitų moterų, ims ieškoti prieglobsčio svetimo vyro glėbyje. Be to ji negalvojo, kad trūkumas švelnumo, dėmesio ir mylimo žmogaus glėbio yra problema. Ji buvo nuostabaus kūno savininkė ir vos perkopus 30 metų, bet atrodė daug jaunesnė, simpatiška ir net graži. Nors apie save taip nemanė. Fadetė niekur nedirbo, jos vyras turėjo savo firmą ir jam neblogai sekėsi verslas. Emilis už žmoną 5 metais vyresnis, tačiau taip pat negalėjai pasakyti, kad jis prastai atrodė šalia žmonos. Tik daug dirbo ir visą laiką skyrė verslui, į namus grįždavo dažnai pavargęs. Su Fadetė jie aplankydavo draugus, bet tai būdavo retai, todėl jie abu mažai laiko praleisdavo drauge. Fadetė buvo aprūpinta viskuo, vaikų neturėjo, nei vienas nesigilino, kuris dėl to kaltas, bet pastovus vienatvės jausmas ją vedė iš proto. Kartą grįžęs Emilis į namus suskubo linksmai pranešti žmonai, kad rengiamas firmos vakarėlis ir jis nori, kad jį vyktų drauge, nes per visus vykusius firmai vakarėlius, įteisindamasi, kad tai neįdomus nepažįstami kostiumuoti vyrai ir jų pasipūtę žmonos, geriau likdavo namuose. Ji buvo paprasta ir jos netraukė tokia draugija, tačiau šį kartą ilgai nesvarstydama sutiko. Buvo gražus pavasaris, kada gamta bebusdama dovanojo sparnus, o Fadetei taip pabodo per žiemą namuose ties židiniu su knyga rankose leisti vakarus, kad šis pasiūlymas buvo lyg gurkšnis šviežio oro, tačiau nei ji, nei jos vyras nenujautė, kad šis pavasaris atneš jiems abiems permainas jų gyvenime. Ta vakarą Fadetė ilgai sėdėjo prieš veidrodį, iš lėto lyg dailininkė, gražino save ir taip jau gamtos apdovanota grožiu, apsivilko raudoną suknelę, dengiančią jos ilgas kojas, suknelės iškirptė tik pabrėžė jos nuostabią krūtinę, apsivė aukštakulnius, pasitempė lyg stirna, mirkteliu savo veidrodyje, lyg linkėdama gero vakaro, išėjo į lauką, kur automobilyje laukė jos vyras. Emilis net nepažvelgė į žmogaus pusę, nei vieno komplimento, nei susižavėjimo jo veide jį neįžvelgė. Jis gyveno tik savo pasaulyje, o ji buvo tik maža jo dalis. Bent ji taip manė. Ir šiek tiek nusiminus, su keista nuojauta, visą kelią bevažiuojant, norėjo atsidurti kuo greičiau vakarėlio šurmulyje ir paskesti jame. Vakaras buvo kaip niekad gražus ir kaip prasidedant pavasariui neįtikėtinai šiltas. Fadetė stovėjo balkone su taurė šampano ir gėrėjosi vakaro ramybę, kai staiga išgirdo plojimus. Tai vakarėlio vedantysis baigė kalbą ir iškart pasigirdo muzika. O Dieve, mano gražiausia daina, aistros daina, pagalvojo ji ir pažvelgus į susirinkusių minę, pamatė savo vyrą, kuris net nepasigedęs jos, šoko su bendradarbė. Šiek tiek supykusi, bet tuo pat metu iškart nusiraminusi, pagalvojo, kad ji niekad nebūdavo su savo vyro vakarėliuose. Gal jis tiesiog pamiršo, atvažiavęs ne vienas. Nusišypsojusi pažvelgė į dangų ir nespėjo atsidusti, kai už savęs išgirdo balsą. Ar jums nešalta? Jums nuobodu? Atsisukus pamatė keistą ir tyrinėjantį žvilgsnį, ramų, pasitikinti šiek tiek jaunesnį už ją vyrą. Tai buvo Denis, jos vyro bendradarbis. Ji nieko neatsakiusi, tik linktelėjusi ištiesė ranką, nežinodama, kodėl taip elgėsi. Jis prisitraukė ją arčiau savęs, įsmeigė žvilgsnį jai į akis. Tik akimirka praėjo, o jis jau visą pažinojo ją, jautė jos kūno aromatą, apkabinęs dar vis pasimetusią, išvedė šokti tiesiog prieš jos vyro akis, kuris vos jiems įėjus sustojo šokęs ir iš nuostabos net žado neteko. Tik dabar jis pamatė, kokia graži jo žmona, kaip nuostabiai jie atrodo šį vakarą. Tačiau šią akimirką tik Emilis buvo paskendęs savo mintyse, o Fadetė, kaip užhipnotizuota, nenuleido akių nuo nepažįstamojo ir be žodžių šoko taip, kad visi nustojo šokti, žiūrėjo į juos, bet jie abu nieko aplink nematė, tik jautė vienas kitą šokio sūkuryje. Ta naktį po vakarėlio Fadetės mintys buvo padrikos, akys, tas skvarbus žvilgsnis ir šokis pilnas aistros. To ji nebuvo pajutusi savo gyvenime. Po ilgo blaškymosi pagaliau ji užmigo
Net sapnavo, kad išvakarių kaltininkas staiga atsidūrė priešais ją. Pabudo rytą išprakaitavusi, pagalvojo, kad tikrovėje jis tikrai neatsirastų šalia, juk nieko nežino apie jį ir net mažai kur lankosi, kad sutiktų. Fadetė atvėrė visus namo langus, įkvėpė gaivaus oro, pažvelgė į sodą ir pagalvojo, pagaliau Liepos mėnuo. Ilgiau galėsiu sėdėti terasoje ir skaityti po atviru dangumi savo naująjį romaną. Jau buvo pavakarė, kai suskambo telefonas. Priėjus prie jo, pagalvojus, kad tai draugė skambina, nes vyras retai kada skambindavo, net pietavo restorane, nors Fadetė puikiai gamino. Tačiau nustebo, pamačiusi nepažįstamą numerį. Daug nesvarstydama pakėlė ragelį. Gal siūlys kokią reklamą, pagalvojo, bet išgirdus balsą net sustingo vietoje. Sveika, gal nesutrukdysiu, jei paklausiu, kaip tu? Ji net žado neteko. Denis, tikrai jis pažino balsą. Sveikas. Na gal ir nesutrukdysi, atkirto išdidžiai, tramdydama jaudulį. Tu tokia išdidi, pasišaipė jis. Na ne, ar jau spėjai susidaryti nuomonę, atrėžė jį. Tai kaip tu, pakartojo klausimą Denis. Beveik gerai, o gal ir visai neblogai, pataisė savo atsakymę Fadetė. O šiaip sau, lyg liūdnai pasakė jis, nors ir nepaklausė jo nieko, net iš kur gavo jos telefono numerį. Ar tai svarbu, kai ir taip dreba išgirdus jo balsą? Norėčiau užgert kavos, gal pakviestum į svečius, juk vyro nėra, kandžiai ištarė jis. Tau gal galvoj negerai, išrėkė ji ir staiga pasigailėjo, nes jau po sekundės išgirdo telefono pypsėjimą. Nejau tai baisiai nuskambėjo mano žodžiai, dar keletą minučių taip ir stovėjo su pypsinčiu telefonu prie ausies. Jau Fadetė buvo pamiršusi paskutinį paslaptingą Denio skambutį, kai vieną saulėtą dieną suskambo jos telefonas. Net nepažvelgus, kas skambina, atsiliepė abejingų balsų. Ir sustėro vietoje. Knyga, tarsi pati susipratus, kad tapo nereikalinga šeimininkojas rankose, išlydo ir nukrito ant žemės. Tu namuose? Net nepasisveikinęs klausinėjo Denis. Taip, terasoje skaitau knygą, atsakė jį drebančiu balsu. Nesijaudink, aš toli, bet padėk knygą į šalį ir užsimerk. Girdi? Girdžiu, atsakė jau aprimusi. Jo balsas, kaip ir jis pats, ją tiesiog užbūrė. Dabar aš prisiglausiu prie tavo lūpų. Tik tu neatsimerk. Aš jas vos paliesiu pirštų galiukais. Jos drėgnos ir įsilgusios bučinių. Nuslysiu tavo kaklu, lėtai atsegiosiu palaidinukę. Nustok, aš negaliu, vos sugebėjo ištarti jį. Ar tau patiko? Ar jautei mane? Taip, tyliai atsakė. Ir lyg nenorėdama, kad dar keletą žodžių sugrąžintų ją į tikrovę, išjungė telefoną. Gal kokią savaitę Fadetė svaigo nuo neįprasto Denio prisilietimo telefonu. Net Emilis pastebėjo, kad jo žmona šiek tiek įsiblaškiusi, užsisvajojusi. Apsidžiaugė, kad pasidarė linksmesnė, senai matė tokią, niūniuojančią kažkokią dainos melodiją. Fadetė skynė rožę sode, norėjo pasimerkti gėlių svetainėje. Kai per vidurdienį vėl suskambo telefonas ir jau pamačiusi pažįstamą numerį šį kartą nenustebo. Labas, labas, linksmai sučiauškėjo ji. Sveika mano išdykėlė, pasisveikino jis. Tavo? Ir kodėl tavo? Nustebusi paklausė Fadetė. Na atleisk, gal ne taip įsireiškiau, teisinosi Denis. Viskas gerai, nurimk, atsakė ji. Viskai tai? Dabar ne. Bet gal ką pasiūlyti įdomaus turi? Lyg jūkais nieko nesitikėdama paklausė. Gal ir pasiūlyčiau, jei norėtum tu, ramiai atsakė jis. Ar kviesi į pasimatymą aš tikėjusi moterį? Juokais paklausė Fadetė. Ne į pasimatymą, o tiesiog pasivažinėti po gamtą. Na žinoma, jei manimi pasitikėsi, nebent pati išprovokuotum, lyg ironizuodamas pabrėžė. Net nesitikėk, išpyškino jį drąsiai ir pasitikinčiai. Tai už valandėlės būsiu šalia tavo namų, ateisi? Pagalvosiu, bandė įsisukti nuo tiesaus atsakymo jį. Fadetė ėmė ruoštis ir galvojo, kaip apsirengti, kad padaryti įspūdį tam iššokėliui, ką jis savo mano, šaipytis iš jos.
Atidarius didžiųjų vartų šonius vartelius, Fadetė ėjo link automobilio. Lengva, plazdanti švelnios alyvų spalvos vasariška suknelė, su ilgu tos pačios spalvos šaliku, jai puikiai dėrėjo prie ilgų juodų plaukų. Denis iššokęs iš automobilio, besigėrėdamas reginio, džentelmeniškai atidarė dureles. Prašau, mano ponė, jūs neįtikėtinai nuostabi, pataikavo jis. Na, ačiū, bet galim jau važiuoti, išdidžiai atrėžė jį. Visą kelią jie tylėjo, retkarčiais pažvelgdami, lyg tarp kitko vienas į kitą. Pro akis prabėgo gatvių vaizdai, užleisdami vietą gamtos peizažui. Privažiavę šlaitą, Denis sustabdė automobilį. Išlipęs padavė ranką Fadetei, ji grakščiai išlipo ir leidosi taku paskui Denį. Besidairydami į šalis, kur gamta atvėrė savo karalystę, priėjo didelį, įspūdingą ąžuolą, su nusvirusia šaka prie žemės. Ar tu čia buvęs? Pagaliau tylą nutraukė Fadetė. Ne, aš vedamas tavo grožio radau kelią čia, linksmai atsakė jis. Na, melagis, nepatikėjo ji. Tikrai, aš niekad nemeluočiau tokiai nuostabiai damai. Ištiesęs į šonus rankas, pasirangė ir atsigręžęs į ją švelniai prisitraukė arčiau, nužvelgęs veriančių žvilgsniu. Fadetė atsitraukė, stengdamas išvengti staiga netikėto artumo. Nusišypsojus maloniai, atitraukė jo rankas nuo savo klubų, pasisukus priėjo prie ąžuolo ir net nejuto, kai jis vėl buvo už jos, tvirtai ją priglaudė prie nusvirusios medžio šakos. Stojo gal akimirką visiškai tyla. Fadetė širdis smarkiai daužėsi. Denis atsigrėžė ją į save, ji bandė kažką sakyti, bet jis uždengė delnu jos burną ir pastebėjo sumišimą, išgąstį jos akyse, stengdamas nuraminti, atitraukė ranką, prisiglaudė prie jos lūpų. Ji jau aprimusi bandė atsakyti bučniu, bet jis tyliai pakuždėjo į ausį, kad ji neskubėtų. Lūpomis nuslydo jos kaklų, ties iškirptę, ir staigiais judesiais nurišo nuo jos kaklo šaliką. Ėmė juo rišti jos rankas, iškėlęs į viršų pririšo prie šakos. Fadetė net nespėjo susigaudyti, kas su ja daroma, bet jautėsi kaip auka papulos į voratinklį. Baigęs daryti, ką sumanė, Denis atsitraukė per žingsnį, norėdamas įvertinti esantį vaizdą prieš jį. Nužvelgė visą ir po akimirkos jau įsmigo žvilgsnys į jos mėlynas, lyg vandenynas akis. Laukė, kol jis apims plūsti į visokiais žodžiais, tačiau ji nieko nepasakė, tik užmerkė akis, atsidavusi jo valiai. Supratęs kaip ženklą, kad šią akimirką jis padėties šeimininkas, ėmė kelt suknelį vis aukščiau ir aukščiau, lūpomis nepraleisdamas nei vieno kraštelio jos tvirtų šlaunų. Jis sudėjavus prispaudė jo galvą, Denis atsitraukė, kildamas į viršų prigludo prie jos krūtų, atidengęs vieną jų, apvedė liežuvius aplink spenelį, jai net galva svaigo iš malonumo. Jos pagreitėlis alsavimas vedė jį iš proto, bet jis susivaldė. Atrišo rankas, pabučiavo ir ištarė. Eime, parvešiu tave namo. Fadetės kūnas buvo įsitempęs, kojos linko, begrįžtant atgal. Tylėdami grįžo į miestą. Privažiavus prie namo vartų, ji pasisuko, pakštelėjo jam į skruostą. Jam net nespėjo atsisveikinti, kai durelės užsitrenkė, jis pamatė alyvinės suknelės klostę ties varteliais. Ji dygo tarp sodo žalumos. Gal gana skaityti, pagalvojo Fadetė. Padėjusiu knygą į šalį. Jau 2 savaitės, kai nebuvau išėjusi iš namų. Ir senai ką esu pirkusi savo malonaus. Gal nuvažiavau kokią suknelę nusipirkti, rūbų daug turiu, bet norisi ką nors naujo savo padovanoti. Ilgai nesvarsydama ji apsivilko melsvą palaidinukę, įsispyrusi į lengvas basutes su pintomis juostelėmis, sėdo į savo automobilį. Smulkmenų prisipirkusi, ji niekaip negalėjo įsirinkti savo tinkamos suknelės. Nebuvo išranki, tačiau beveik šiojant po parduotuvės šiek tiek pavargo. Gal dėl to jai visos suknelės atrodė nuobodžios, tik einant dar pro vienos parduotuvės vitriną pamatė nuostabią baltą suknelę. Nors buvo gana trumpa, Fadetė nusprendė užeiti ir pasimatuoti. Apžiūrinėjusi save veidrodyje, buvo patenkinta tuo, ką įsirinko, ir jau ruošėsi persirengti, kai net krūptelėjo. Kai nežinia iš kur priešais ją atsirado Denis. Sveika mano karalienė, su šia suknelė dar nuostabesnė ir aistringesnė. Deni, ką tu čia veiki? Užsikirsdama vos paklausė.
Važiavau pro šalį ir mačiau, kaip tu užėjai į šią parduotuvę. Na gerai, bet palik dabar mane vieną. Ką visi pagalvos, kad mudu vienoje kabinoje? Dar vis sumišus, jau norėjo stumti jį iš kabinos, kai sugriebta ranka buvo uždaužta už nugaros ir pasipylė įstringi bučiniai. Suknelė nuslydo žemyn, Fadetė užsidengė burną, kad nesuriktų, kita ranka glaidžiojo jo plaukuose. Ir kai jų žvilgsniai susitiko veidrodėje, jis pakėlė suknę vos ištaręs, atleisk man. Pradingo užuolaidos. Ta akimirka, kai persiringus Fadetė išėjo iš kabinos, galvoju, kad mirs iš gėdos. Pardavėjos lūpose žaidė šypsena ir net pavydas. Juk Denis buvo dailus vyras, sportiškų sudėjimo, vyriškas ir pasitikintis savimi. Priėjo prie kasos, ruošėsi mokėti už suknelę, kai pašaipiai pardavėjai pranešė, kad ponas, kuris ką tik išėjo iš jos kabinos, už pirkinį jau sumokėjo. Visai suglumusi ir pasimetusi nuo netikėto Denio elgesio, išėjo iš parduotuvės. Grįžusi prie automobilio, už valytuvo rado užkištą rožę, prie kurios buvo prisegtas laiškelis. Nusišypsojus, jau net nežinojo, ko dar galima buvo tikėtis iš Denio, kuris tiesiog ją persekiojo. Apsivilkusi naują suknelę, Fadetė išskubėjo jau temstant, kol vyras dar nebuvo grįžęs iš darbo, į Denio, už valytuvo prieš 3 dienas paliktame raštelėje nurodytą vietą, kuris žadėjo sutrukdyti ją tik 10 minučių. Gerai, mąstė važiuodama, aš jam viską pasakysiu, ką manau apie jo įžūlumą. Nors dar jie matėsi keletą kartų, net savo Fadetė bijo prisipažinti, kad ji negali nepaklusti Denio beprotiškiams veiksmams. Dar nežinojo, iki tos akimirkos, kol nepasibeldė į mažo viešbučio duris, kad be jo žvilgsnio, prisilietimų ir bučinių daugiau nebegalės gyventi. Atidaręs duris Denis šypsojosi ir kaip visat pagyręs, kaip į nuostabiai atrodantį, įsisiurbė nieko nelaukęs į lūpas. Paklausęs Fadetės, ar gali užrišti akis, nespėjus pasigirsti atsakymui, kai akimirksniu tapo tamsu. Jis pasodino ją prie stalo, įpylė šampano į taurę ir ištarė. Išgerkim už tave. Už mus, atsakė Fadetė ir net pati nustebo, kaip mintis apie jį greitai pasikeitė. Denis priglaudė vynuogę prie jos lūpų. Pajutusi gaivę uogą, jie atvėrė burną, parodydama lyg perlus, baltus dantis ir jo švelnus lūpų prisilietimas vėl grąžino jai jaudulį. Staiga pasigirdo rami melodija. Jo rankos jau nešė ją ant lovos. Kokia ji graži, negaliu atsigėrėti jis. Švelniai pervedė ranką per lūpas, kaklą, krūtinę. Po akimirkos staiga Fadetė pajuto, kad kerpama jos suknelė. Norėjo surikti, bet Denis užšiaupė bučnių, pakuždėdamis į ausį, kad jai dar turi vieną tokią pačią suknelę. Baigė skirti nuo pačios iki kaklo. Jam prieš akis gulėjo tikra deivė, jos kūnas atrodė tobulai. Apipylė ją visą bučiniais. Ji drebėjo lyg karščiuodama, sudėjavo taip garsiai, kad jis bučniu turėjo prislopinti jos aimanas. Tramdydamas savo aistrą, vėl susivaldė, atrišo jos akis, jį meiliai nusišypsojo ir tik dabar pamatė, kaip atrodo viešbučio kambarėlis. Visur degė daug žvakių, ant lovos ir takas iki jos buvo nubarstytas laukų gėlių žiedais. Atrodė lyg pieva, kurioje ji gulėjo. Ar viskas gerai? Taip, aš nustebinta, paglostė jo veidą. Paimk suknelę. Ištiesė jis maišelį. Aš tą dieną dar vieną nupirkau. Ką aš vyrui pasakysiu, įsigandusi tik dabar prisiminė, kad jau tikriausiai vėlu ir bus grįžęs Emilis. Pasakysi, kad pas draugė buvai, ramino Denis besirengiančią paskubom Fadetę. Aš negaliu, mūsų draugai bendri. Ir tai jų tik keletas. Na, bet gal ką nors sugalvosiu. Jie atsisveikino, išėjo greitų bučinių ir sėdo į savo automobilius. Grįžus Fadetė įėjo į kambarį. Emilio veide pamatė pyktį. Griežtai paklausė, kur ji buvo. Lyg įtardama žiūrėjo į naują suknelę, bet ji tik sumurmėjus, kad pavargus, šmurkštelėjo į vonią, o iš ten įsmuko tiesiai į miegamąjį ir apsimetė jau miegančią. Tačiau tą naktį ji visai negalėjo užmigti. Dar Denio bučiniai ir glamonios degino jos kūną. Jau mėnuo laiko praėjo. Anksčiau net nesitikėdama Fadetė sulaukdavo Denio apsireiškimų, o dabar tyla. Iš po pasimatymo viešbutyje ji nerado savo vietos, mintise vis bandydama dar ir dar kartą grįžti prie aistringų akimirkų. Taip stipriai troško atsirasti vėl jo glėbyje,
Nerimavo, kodėl jis dingo, juk negalėjo tiesiog palikti jos po to, kas buvo. Grįžus vakarė Emiliui, Fadetė nusprendė paklausti apie Denį, bet vos uždavė klausimą, kai vyro akys degė pavydų ir pyčių. Jis suprato, kad jis įtarė juos susitikinėjant. Negavusi atsakymų, kitą dieną nusprendė pati nuvažiuoti iki firmos ir išsiaiškinti. Kaip visat, jie atrodė pritrenkiančiai. Rausva suknelė su baltom ramunėm, prigdudus prie jos dailios figūros, o gaivus vėjas švelniai glostė veidą. Įlipus Fadetė į automobilį žvilgtelėjo į veidrodį. Įsitikindama, kad atrodo nepriekaištingai, patempė lūpas, atsidusis išvažiavo dingusio princo ieškoti ten, kur pirmą kartą jį sutiko. Pastačius automobilį šiek tiek toliau, kad nekristų į akis išeinantiems ir įeinantiems į pastatą, išsėmė iš rankinės žiūronus ir nutarė laukti tiek, kiek reikės. Per langus buvo matyti, kai jos vyras dirba, vaikščiodamas iš vieno aukšto kitą, kalbėjusi daug telefonu. Bet tai, kas domino Fadetę, ji nematė. Gal dar po pusvalandžio laukimo, kai ruošėsi palikti stebėtojos pozicijas, prie pastato privažiavo Denio automobilis. Išlipęs pakilo į antrą aukštą, padavęs dokumentus sekretoriai, sėdo vėl į automobilį ir išvažiavo. Fadetė nutarė sekti. Gal jis dar su kuo nors susitikinėja, pagavo savo mintis. Nejau aš imu paviduliauti, mąstė ji. Teko ilgai sekti, kol vienam skersgatvį atsivėrė vartai ir Denio automobilis dingo už jų. Apsigobusi galvą skraiste, užsidėjusi nuo saulės akinius, kad niekas nepažintų, palikusi automobilį kitame skersgatvyje, Fadetė patraukė šonių vartelių rankeną ir atsidūrė kieme. Namas buvo gan didelis. Nuo vartų iki pagrindinio įėjimo į vidų skyrė didelis atstumas. Vos užsukus už kampo pastebėjo viduje Denį. Įsipylęs į taurę vyno, gurkštelės pradingo. Norėdama pažvelgti, kas vyksta kituose namo kambariuose, dar kirto vieną namo kampą ir pamatė baseiną, o šalia jo sėdintį Denį. Šiek tiek luktelėjus, norėdama įsitikinti, kad jis vienas ir daugiau nieko nėra, žengė artyn baseino. Denis atlošęs galvą, užmerktomis akimis mėgavosi ramybę ir saulės voniomis. Kai atsimerkė, negalėjo patikėti. Ant krašto baseino lyg undinėje įmerkusi koją sėdėjo deivė ir gudriai šypsojosi. Manė, kad jam vaidenasi. Kaip jis surado, kur gyvenu? Bėgiojo mintimis tol, kol jis su visa suknelė šmurkštelėjo į vandenį. Panirus po jo, kaip mat atsirado priešais jį. Ištiesęs jį į ranką padėjo išlipti. Vaizdas buvo kerinti šlapi plaukai, permirkusi suknelė, nuo kurios tekėjo vanduo, o pati išdidi ir paslaptinga priėjus prie jo, apsivėjo kaklą ir bučiniu nutraukė užsisvajojusi žvilgsnį. Atsitraukų šiek tiek, lėtai nutraukė suknelės petnešėlę, paskui kitą ir jau stovėjo nuoga. Artėdama link jo tarė: daugiau jokių kančių, noriu būti tavo. Paėmęs ją ant rankų, nusinešė į kambarį. Ta diena buvo kupina aistros jiems abiems. Dejonės sklido po visus namo kambarius. Tik šį kartą Denės jos netildė. Buvo vieni, o jį šerzinta jo glamonių. Abu gulėjo po visko ir tylėjo. Kartais vienas kitą dovanodami bučiniu. Pirmas tylą nutraukė Denis. Štau norėjau padovanoti tikrą aistrą. Tu padovanojai dar daug daugiau. Net negaliu patikėti, kad aš čia su tavimi, kad tai įvyko, sušnibždėjo jį. Sakyk, kodėl tu manęs nelietei? Juk ne kartą galimybę turėjai, paklausė jį. Norėjau, kad pajustum alkį, kad trokštum dar daugiau manęs, neskubėtum. Bijau būti nuteistas po to, kas būtų vykę per anksti. Bet dabar tam tu buvai pasirengusi ir išlaimingas gavęs likimo dovaną tave ir tavo kūną. Štai kaip susimastė Fadetė. Tu man taip pat esi likimo dovana. Paglostė jo galvą ir pasijuto neapsakomai laiminga. Po keletos dienų suskambėjo Fadetės telefonas. Kai vos žvilgteliusi į jį, jie apsidžiaugė ir linksmai atsiliepė. Aš tavęs labai pasiilgau. Labas, mano angelė, aš tavęs taip pat. Turiu tau pranešti, kad išvykau dirbti labai toli. Kaip toli? Neminėjai, kad išvyksti, nustebusi negalėjau patikėti. Nenorėjau tuomet tau sakyti, nenorėjau gadinti mūsų nuostabių akimirkų. Manau, tavo vyras žino, ar tik įtarė, mūsų susitikinėjant. Bet būtent jis mane išsiuntė metams, gal 2. Jis mano viršininkas ir aš negalėjau jam nepaklusti. Atleisk ir dėkui už viską. Aš galvosiu apie tave.
aš sugrįšiu. Ir tuomet pasigirdo didelis trenksmas, smūgis, tyla. Fadetis suprato, kad įvyko kažkas baisaus, jo telefonas neįsijungė ir neaišku, kiek laiko praėjo, kai išgirdo greitosios pagalbos sirenas, o po to žodžius. Nėra pulso, jau per vėlų jis miręs. Viskas susijaukė jos galvoje. Susijėmus į veidą suriko. Ne, Deni, kodėl? Ji raudojo ir tuo pat metu dangus apniuko. Tapo tamsu, ėmė smarkiai lyti, lašai berbeno jos langą. Ji gailėjosi, kad nespėjom pasakyti, kad myli.